Įdomi tuo, kad prie jos buvo šaudomi žmonės. Yra, kaip jau nustatyta, kad 1863 metais Lukiškių aikštėje dviejose vietose. Šaudė prie tos sienos, kad pulko žodžiai negalėtų toliai miestą, o korė labiau prie Tauro kalno, prie Taurakalnio papėdės. Dviejose, buvo 20, jeigu nekreiptų, 22-23 žmonės per beveik 2 metus, per pusantrų gerų metų, tokiu atveju nubausta už įvairius revoliucinius pasisakymus, už maištavimą, bet tai tas sukilimas buvo toks, na, sakykime, ganėtinai švelnus ir tos bausmės buvo labai neadekvačios. Nu, dabar matot, va, kryžius yra, jisai pastatytas jau daug vėliau, o po jo yra ta lenta 1863, tokia cementinė, su skaičiais, nes seniau stovėjo aikštės vidury, čia norėjo atstatyti tos monumentus tiems sukilėliam. Tačiau monumentą pastatė, nepatikėsit, ant katedrų, ant pilies, arba dabar Gedimino kalno viršaus. Tai buvo Antano Vivulskio projektuotas toks labai mandras kryžius. Jisai buvo medinis, bet labai aukštas ir toks su visokiais pabinguriavimais. Na ir jisai stovėjo ir 39 metų lietuvių administracija, kai atėjo, jinai per klaidą turbūt pagalvojo, kad čia yra legionierių atminimui skirtas kryžius ir jį tiesiog nupjovė ir sukūreno. Na ir dėl to neturim, nors dabar kažkaip apie tai nelabai kalbama, kad toks negražus žestas įvyko. Pirmieji amerikankė. Kristam, tu tau kažkas panašaus.